šitam video man reikia pavadinimo. Bus kažkas, brūkšnelis Renatas. Nu, nežinau, mane visi vadina Batmanu, supranta, dėl to, kad aš esu labai daug ką padaręs, labai daug esu išaiškinęs, vaikų namuose tos labdaros grobstumus, viską. Tai jums Vilniaus Batmanas tinka? Man davė, jo, tinka, man žinokit tinka, aš iš pradžio nežinojau, man kaip žurnalistai patys parodė ir viskas, ir aš sutinku, ir to labiau man patinka tas Vilniaus Batmanas, dėl to, kad Batmanas daro gerus darbus. Vokami dalykas. Tai bus Vilniaus Batmanas, brūkšnelis Renatas. Taip. Taip. Koks jūsų vardas? Renatas Kačinauskas. Kiek metų? 50 metų. Kur esat? Esu Vilnietis taip, vat, o gimęs Telšiuose. Kaip atrodė jūsų vaikystė? Vaikystė, nieko, kaip paauglys, kaip visur. Tai va, augau, viskas, mokiausi, ir viskas, siekiau savo tikslų ir pasiekiau viską. Koks charakteris jūsų buvo, kai buvot jaunesnis? Charakteris? Taip. Kaip sakė, labai toks ir geras, ir toks paklaužytas, ten man mokėte, kaip pasakoja, kiek ten yra iš tos. O taip, žinot, kaip vaikai, visi padūkė buvo. Ir tiek. O taip vaikystė, tai žinot, aš matė šaltą ir karštą ir tiek. O ta vaikystė, tai žinot, kaip yra. Pats žmogus turi pasiekti, jeigu augęs be tėvų, viską pats turi viską. Jūs be tėvų augote, ne? Jau. Tai va. Ir dėl to aš labai mėgstu teisybės, dėl to, kad aš matęs ir šaltą ir tiek, ir mėgstu kitiems padėti, ir labai mėgstu labai teisybės, labai aš mėgstu. O dėl teisybės, kada jūs pajutėt, kad jūs norite ieškoti teisybės? Žinot, vaikystėje, ne, jau turėjot tokį bruožą? Jo, aš turėjau dėl to, kad aš augęs visai kitur, augęs, taip trumpai kalbant, augęs vaikų tarybiniais laikais, tai aš labai daug mačiau neteisybės. Ar prisimenat kažkokį tokį faktą, tos neteisybės, kuris jums kaip vaikui įsirėžė? Įsirėžė man dėl to, kad buvo labai taip, kaip pasakyti, kai vienas vaikas buvo mušamas, ten dar visokių dalykų buvo, vagystės, grobstimai tenais, ten, kaip pasakyti, ir man tas dalykas labai įsikirto ir ten aš pamačiau ir galvoju, reikia šitą skųsti. Ir atsimenu, aš jas skūsdavau, viską tai labai sunkiai, tai direktoriai nuslėpdavo, tai jie pasirodo patys viską darydavo, vogdavo ir man tokie dalykai nepatiko. Ir aš matau, kad čia teisybės labai sunkiai rasti. Ir aš galvoju, vis tiek savo padarysiu. Dar žinot, kaip nepilnametis buvau, tai labai sunkiai buvo. Ir aš tą vaikystę, labai, kaip pasakyti, buvo labai karti ir tokia nemalonė buvo. Kai ten buvo ir vagystės, ir viską, o tie vaikai buvo kiti išnaudojami ten. Viską, ir aš ten žiūrėdavau, kai vesdavo dirbti, visko ten būdavo vaikų namuose. Taip trumpai kalbant, ir man tas dalykas nepatiko. Ir paskui, taip trumpai kalbant, suvėjo man pilnametystė, 16 ar kiek ten dabar nepamenu tiksliai. Ir aš išėjau į Vilnių mokytis, viską ir baigiau. Aš mokiausi ten teisę, paskui aš ten kitą mokiausi tenais, dar biškį aktorių tenais, aš turiu 2 specialistų, tos turiu. Ir tiek, ir aš mokiausi, baigiau, ir čia gavau dar tarybinis laikais šitą kambarį, čia buvo policijos bendrabutis dar kažkada. Aš čia gavau, dirbau kažkada toj sistemui. Bet jūs toj sistemui, tai vadinasi, jūs toj milicijoje dirbot pats, ne? Aš dirbau jau kažkada. Dirbot, o po to, kai policija prasidėjo, jūs toliau dirbot? Toliau dirbau, o paskui 2011 pradėjau šitą visą veiksmą. Paskui mane čia kaltinti pradėjo ir viską, ir teko mane ir išmetė, ir paskui norėjo sugrąžinti, paskui aš jau nebegrįžau, aš atsisakiau ir viskas. O taip vis tiek, aš galiu pasakyti, galiu sugrįžti, galvoju dabar viskas pasikeitė, viskas kitaip, suprantat. O jeigu trumpai papasakot apie tą situaciją, jūs kelintais metais sakėt, iš policijos išėjot? Aš išėjau 2011. 2011 metais, o kažkur. Kiek galit pasakyti apie tą situaciją, kas įvyko gyvenime, nes jeigu visą laiką ieškoti teisybės, tiesos, tai policija labai tinkama vieta atrodytų. Kas nutiko? Žinokite, aš kaip tą sistemą visą prakandęs, aš labai gerai viską žinau, žinokite. Ir man tokie dalykai nebuvo, ir buvo kyšininkai, ir tais laikais komisariatai buvo girtakliavimi, ir viskas, ir ten, jeigu žinot, ir su plaštakė buvo sulaikęs, ten visko buvo cirko, žinokite, patikėkit manim. Ten tokia ir Pozina buvusi viršininkė, tai irgi gerdavo. Vienas dalykas, aš jums pasakysiu, ten daug kas gerdavo. Ir daug kas mirė, ir prokuroras toks buvo. Irgi kur kepinis pragėrė, ten visokių cirkų buvo, žinokite. Kaip jūs, spėju, negerdavot? Aš tai ne.
O kodėl? Dėl to, kad mano tėvai buvo alkašai, tai, žinokit, aš nenorėjau nueiti. Kai mano broliai nuėjo, aš tai nelabai ir dėl to aš nepasirašydavau. Tai toje sistemoje jūs kaip ir skiriatės turbūt pakankamai nuo visų. Jo, aš labai skirdavus, žinokite. Ir tokių jie buvo tenais nemažai, tokie atsisveikindavo iš tarnybos ir išeidavo jie tokie žmonės. Kiti net laikydavo ir visko buvo. Ir daug kas ir buvo nusižudė, nusišovė. Daug tokių atvejų, žinokit, buvo. Kodėl jūs išėjote iš policijos? Dėl to, kad aš pagavau teisėją girtą ir viskas, ir mane pradėjo gėsti. Ir tiek. Aha. Mane valgyti pradėjo ir viskas paprasčiausiai. Kaip atrodo kad aš įkišau nosį ten, kur nereikia. O kaip atrodo valgymas? Nu, vat, kas konkrečiai vyks, jūs pagavot žmogų atliekant nusikaltimą, ne šiaip? Nu, aš jo pagavau, aš buvau apkaltintas, mane Bineckas Donatas mane apkaltino ten nebūtais dalykais, pats pareigūnas kaltino nebūtais dalykais, jis dirbo nuovadai, buvo inspektorius, jam sumažino pareigas, pradėjo su savo kolegais man keršyti viską ir tiek, jis buvo perkeltas į būtinti dalį ir čia visas konfliktas prasidėjo. Ir tiek, ir paskui man buvo ta byla iškelta. Ir paskui aš jau į tą teismą 10, Donatas neatėjo ir aš jau pagavau teisėją ir paskui prasidėjo visas. Ir viskas. Man bylas kūrė ten, administracinis, ko tik nedarė, paskui aš jau su draugais buvau užpultas. Vat, ir buvo visko ir paskui čia rinko, kūrė bylas visokias. Tai jūs pagavot girtą teisėją ir dėl to sistemos žmonės, jie kažkaip jūs norėjo išspjauti. Jo, kaip tu dirbi tokiai sistemai ir tu dabar čia jėdė tuos teisėjus, čia prokurorus ir čia paskui pradėjo liudyti, čia viens kitą papirkinėti, ten dar litais buvo, papirkinėti, kad tu taip sakyk, reikia tą Renatą suėsti, viską čia per langus lipo, visos tos kūrybos visokios ten buvo, nu, karočią baisu buvo, žinokit. Kiek laiko tai tęsės? 20 metų tai tikrai tęsiasi. 20 metų, kur prieš jūs buvo aktyviai, nežinau, šantažuojamas. Nu taip, galima sakyti taip, aš buvau ir šmeižiamas ir jo. Kaip jūs tą atlaikėt? Nu, žinokit, atlaikiau, dėl to ir turiu suspaudimo problemų. Skamba kaip labai daug streso. Streso aš daug turėjau. Ir ligoninį teko gulėti ir viską, ir sveikatą buvau praradęs. Žurnalistai mane palaikė ir žurnalistai irgi kapstėsi viską ir, žinokit, išlindo visi galai. Esu dėkingas kažkam komentarui, kurie visą tą reikalą šitą kapstėsi. Nu ir vat ir kakadų, galima sakyti, irgi kapstėsi. Dėl to jie pradino ir Betmano viską. Vat. Jie kašė man duobę, patys sužlugo, patys įkrito į tą duobę. Tik aišku, aš atlaikiau, o daug kas yra neatlaikę. Ir iš tos pusės, kad būtų pas mūsų teisėsauga, taip trumpai kalbant, būtų tokie negrumpuoti ir tokie nekišininkai. Žinokit, aš galėjau daug ką nuveikti. Patikėkit manimi. O ką būtumėt norėjęs nuveikti? Aš norėjau, kad ta visa sistema būtų apvalyta. Taip suprantu, kad tas viešumas... Viešumas labai daug darė. Padėjo? Jo, viešumas labai daug ką padėjo. Jeigu tas ne viešumas, tai nežinau, kaip čia būtų buvę. Bet tas toks spaudimas iš sistemos buvo jums, suprantu, dar dirbant ir po to, jau kai išėjot vis tiek toliau. Jo, dar daugiau buvo ir aš išėjau ir viskas. Čia jeigu būtų tokie žurnalistai, kaip pasakyti, nu yra visokių tų žurnalistų ir papirkimų ir viską, jie labai žiūri per pirštus, o paskui suprantat, jeigu būtų žurnalistai tokie sąžiningi, čia daug ką galėjom, kodėl tie pareigūnai nesušovė, kokiu pagrindu, kaip čia jie nusušovė. Čia labai galėjom daug ką čia iškapstyti. Kaip tas prokuroras generalinėje prokuratūroje, tas Birštonas sūnus, kur nusišovė. Paskui tenais antram yra nusišovė, paskui transporto policijai. Ivanovas yra nusišovęs. Tai žmonės, tie, kurie jūs dabar čia vardinate, tai yra žmonės, kurie neatlaiko spaudimo? Jie neatlaikė, jo. Ir daug kas yra nusižudę. Šia senais laikais, tai aš jums pasakysiu, pareigūnų yra nusižudę kokie ar 11 ar be 10, kažkur tokiu tarpu. Tai ir Novodo irgi pareigūnas buvo kažkada nušautas, labai čia nuskambėję krasnukai. Tokie dalykai, kažkaip viskas įsiglaistė, kažkaip slėpė ten, tokiu atveju labai daug buvo, žinokite. 2011 išėjot, kada ir ką jūs, ta vyko, visas tas tenais šmeižtas, smurtas, ta kova vyko? Kovas labai sunkiai vyko ir mano draugas nukentėjo ir draugas irgi pats apako, mes dadėjom prakrasnuką, privažiavo policija ir išlipo su bananais. Tiek mane, tiek jį. Ir jie paskui išvažiavo. Ir mūsų paliko. Iš policijos mašinos? Taip. Jie nebijo, tik matė žmonės. Tada aš atsigulį ligoninį ir draugas irgi atsigulį.
Čia jau buvo, kai išėjęs buvo. Jo, aš jau išėjęs buvau. Čia man davė suprasti, kad aš kišunuosi ten, kur nereikia. Tas spaudimas, suprantu, pranykęs? Pranykęs jo. Prieš kiek laiko jisai pranyko? Kad nesumeluoti jums, žinokit, gal 5 metai ar 4, žinokit, tiksliai dabar bijau sumeluoti, reikia pagal, gal 5 metai gal ir bus. Pamato, kad jau bylas jie pralošinėja tenais ir viską, ir pradėjo ten sodinti juos, ir Seimo nariai įsikišo. Kai išėjot iš policijos, kai vyko visa tai, kaip jūs... Aš dirbau, suprantat, biškį su žurnalistais, ten dirbau ir turėjau už ten darbą, mokyklų dirbau, su neįgaliaisiais. Kaip jums tas darbas? Man patiko, žinokit. Kiek laiko dirbote? Ar 2 metus atys, aš dabar nepamenu, žinokit, reikia čia žiūrėti. Kodėl netęsėte to darbo? Ten tokie direktoriai buvo labai, kur nuskambėjant visos Lietuvos kažkada. Grobdavo labdarus, ten prisidengdavo, ten eurų ten pasimdavo, ten litais dar, tais ne eurais. Ir žinokit, buvo tokių dalykų, kad teko išeiti. Ir paskui tada aš pradėjau eiti, filmuotis, vaidinti aktorių agentūrui. Tai suprantu, kad darote iki dabar dar? Jo, darau jo. Ir dabar darau ir dabar su policija. Kodėl jūs grįžot ir kokią formą grįžot? Aš grįžau to formą dėl to, kad aš likau teisus. Jūs esat policijos rėmėjas, tai vadinasi. Jo, aš įstojau į policijos gretas. Tai atgal. Prieš tai dirbot policijoje? Aš ten dirbau jau kitaip ten buvo. Čia policijos rėmėjai yra kitaip. Bet vis tiek į sistemą? Galima sakyti jo. Ar apsivalė ta sistema per tiek laiko? Žinokit, labai žiauriai apsivalė per sistemą. Dar reikėtų kažkiek, žinokit, reikėtų. Dar yra tokių pareigūnų, tik jie bijo. Jie bijo, prisidengia dėl to, kad yra visur filmuojama, jie irgi kameras taip, žinokit, ypač reikėtų nebali kopą. Yra tokių pareigūnų, kur aš labai žinau. Yra, tik jie manęs pribijo. Yra tokie, kur manęs tiesiog gręžia dantis. Yra tokių dar. Čia iš senesnės kartos? Galima sakyti jo. O kiti pareigūnai, kur klydo, jie labai atsiprašė ten, vieną žodį sakė, mes nežinojom. Tokia Renata, kai buvo, kaip į ligoninę, ateidavo man protokolus rašyti. Tiesiog buvau persiekiamas. Tai atnešė dar antrankius, su antrankius susikiškit savo, žinot kur. Dabar dirba antram komisariatui, sakė, aš gailiuosi, kad šitaip keršė už tau. Sakė, čia mums buvo iš viršaus duota viskas. O nėra keista dirbti su žmonėmis, tarp žmonių, kurie jūs fiziškai smurtavo prieš jūs, engė jūs, pašalino iš policijos ir jūs dabar, vis tiek... Sugrįžau, kaip pasakyti. Koks jausmas tarp tų žmonių būti? Pasakysiu, kaip pasakyti. Reikia mokėti žmogui atleisti. Ir viskas. Supranti, žmogus atsiprašo, pripažino klaidą ir yra tokių pareigūnų iš vienos kartos, irgi patys pripažino viską ir atsiprašė ir suprantat, jie patys klydo, kaip pasakyti, ir tiek. Ir jie pamatė, kad aš likau teisus ir viskas. O kodėl norėjot sugrįžti? Kodėl nepasirinkot kito kelio? Pavyzdžiui, dirbot su neįgaliaisiais, sakot patiko, tai galėjot iš tos esmės eiti kažkur toliau dirbti, kodėl norėjot grįžti būtent arčiau policijos? Aš norėjau, suprantat, dėl to grįžau, dėl to, kad aš, suprantat, pamačiau labai daug neteisybės. Ir aš galvoju, kad yra nauja karta, reikia padėti. Dėl to, kad aš vaizdų labai daug ką pasižiūrėjau. Ir pasipriešinimų būna, ir viską, suprantat. O jie yra, kaip pasakyti, pareigūnai įsilavinę, ir jie kenčia, ir viską, kad čigonė, čia, suprantat, buvo sulaikytas, aišku, iš Klaipėdos atvažiavo, čia apsivogti, čia narkotikus prekiavo. Ir buvo sulaikyta, suprantat, ir čigonė net į mašiną, sako, aš pareigūnams apdirbti su mašina. Ten, kur buvo uždaryta, ten sulaikomo kamerui. Ir pareigūnai sako, vežkit ją greičiau ir viskas. O ona nusimojo kelnes ir tokius dalykus. Ir dėl to pamačiau, kad yra visai kita policija, viskas. Senesnė policija būtų ją tiesiog sumušus? Jo. Būtų čigonė tikrai ten būtų, jei tenais taip. Jeigu būtų tokia ir būtų taip. O pareigūnai labai tokie taktiškai, įsilavinę, viską suprantat. Ir tiek, ir aš dėl to, kad įstojau, dėl to, kad užkirs kelią, kad nebūtų piktnaudžiavimas. Ar turite galimybę, ar galvojate apie perėjimą dirbti tiesiog į policiją? Aš dar šitą galvoju. Aš dar noriu biškį šitą dalyką, kaip jums paaiškinti, man dar reikia biškį palaukti. Nereikia skubėti, žinokit. Čia man dar tas visas dalykas yra viduje dar viskas tas lygiai ir, žinokit, nelabai. Per mažai laiko praėjo nuo to viso spaudimo, ne? Jo. Čia dar reikia laiką ir mane siūlina ir viską, ir pareigas siūlina ir viską. Dar čia reikia palaukti. Aš turiu pensiją ir man vienodai šviečia. Kaip pareigas užėmiau kriminaliniai, darbu visai kitaip, tai man tas, aš neskubiu ir dėl to
Ar jūs gąsdina tai, kai sako, kad jūs nori nužudyti, papjauti? Nu, mane, žinokit, neprigąsdins, per 20 metų neprigąsdino, per 17 metų, tai žinokit, man nebėjau, žinokit. Žmogus turi pradėti nuo savęs ir žmogus turi kovoti. O jeigu čia pradėsi bijoti, tai atsiprašau, tada į krūmus bėgu. Aš, žinokit, nieko nebėjau, žinokit. Aš apėjau šitą visą gyvenimą, aš matęs ir šaltą, ir patikėkit manim. Aš daug ką matęs ir aš nieko nebėjau, žinokit. O mirti visiems reikės. Kas anksčiau, kas vėliau. Kas yra baisiausias dalykas, ką esate gyvenime matęs ir sutikęs? Nu, va, kaip pas mane buvo pasigesinti mano gyvybę, va čia tas baisiausias buvo. Kur reikėjo jį kavoti, nagais kabintis. Va šitas dalykas buvo baisiausias. Čia buvo toks atvejas, tai va, teko. Ir labai buvau stipriai sužalotas, visą nugarą, žodis, viskas buvo. O jeigu būčiau buvęs girtas, tai žinokit, taip ir būtų padarę jie. Kad netyčia iškrito per langą. Taip, iškrito, tipo girtas. Dėl to, kad čia prasidėjo kaip teisėja, paskui su kyšiais, ten advokatas ten buvo to vyro, ir paskui su plaštakėm, nu, čia viskas prasidėjo. Čia visas tas ratas. Tai va, kodėl aš čia užsiėmiau tokių veiklą atseit. Kaip aš čia galiu va tokius dalykus užsiiminėti. O žmogus turi pradėti nuo savęs, o man patinka daryti gerus darbus. Aš kaip padarau, man visur sekasi, žinokit. Aš kaip gimęs kaip žvaigždė. O kaip atrodo jūsų asmeninis gyvenimas? Mano? Taip. Vaikas užaugęs, jau viskas, jis Vokietijai suprantat viską ir aš gyvenu savo gyvenimą, suprantat. Kiek metų? Jam 24. Dabar greit bus jau. Tai va, jam turės suėti reikia. Žada atvažiuoti. Bendraujate, ne? Jo, bendrauju, aš pats užauginau viską. Tai va, čia ilga istorija, žinokit. Žurnalistai sužinojo ir iškapstė, kaip pasakyti, aš viską tas dalykus slėpiau. O kodėl nori tokius dalykus slėpti? A kam čia žinot? Tai va, kad aš užauginau, kad tokia moteriškė buvo, pas mane, kad mane išdavė. Tai va, buvo toks atvejis ir tiek. Ką galvojat, kaip atrodys gyvenimas po metų? Ką veiksit? Ką norit veikti? Nu, žinokit, nežinau, sunku dar čia į tą priekį kažką pasakyti. Aš, suprantat, noriu labai žmonėms padėti, taip rimtai kalbant. Ačiū, Renatai. Nėra už ką.